Pastaraisiais metais pasirodė nemažai publikacijų, kurios pagrįstai kritikuoja valstybinę kalbos politiką ir praktiką. Tarp jų daugiausiai dėmesio sulaukė Loretos Vaicekauskienės ir Nerijaus Šepečio sudaryta knyga Lietuvių kalbos ideologija, išleista 2016 metais. Autorių nuomonė, įtakingiausių kalbininkų nacionalistinė retorika, nukreipta prieš anglų, rusų ir kitų kalbų žalingą poveikį lietuvių kalbai, yra tik įrankis, kuris tarnauja kalbininkų galios išlaikymui. Sveiki, jūs klausote gpb.lt tekstų. Šiandien eteryje aš, Mindaugas, įgarsinsiu Vukvukotič tekstą apie valstybinės lietuvių kalbos komisijos heteroviršenybės ideologiją. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose bei gpb.lt. Tautos kūno ir kraujo sergėtojai – VLKK heteroviršenybės ideologija. Tos kalbos išnykimo retorikos pagalba išsilaiko dvi valstybės finansuojamos institucijos – Valstybinė lietuvių kalbos komisija VLKK ir Valstybinė kalbos inspekcija VKI. Viena iš knygos autorių, Nijolė Keršytė, sieja šių institucijų kalbos reguliavimo mechanizmus su prancūzų filosofo Michel Foucault sąvoka disciplinarinė visuomenė. Tai industrializacijos ir tautos kūrimo laikotarpyje susiformavę visuomenės valdymo principai. Šioje XIX amžiaus ir pirmai XX amžiaus pusei būdingoje visuomenėje žmonių elgsena ir kalbėsena kontroliuojamas, siekiant užtikrinti visų efektyvų darbą ir valstybės modernizavimą. Valstybė siekia išmokti visus, kaip ir kada dirbti, o kada ilsėtis, kaip laikytis kultūros, kalbėjimo ir higienos normų, kurios anksčiau agrarinėje visuomenėje valstybei nebuvo tokios svarbios. Nuo 20 amžiaus antrosios pusės vakarų visuomenės pamažu perina iš disciplinarinio modelio į konsumeristinę, neoliberalią, laisvą prekių ir pinigų judėjimo santvarką. Tokioje visuomenėje disciplinariniai režimai netenka prasmės, nes prekių gamyba vis labiau automatizuojama, o ekonominė sistema priklauso nuo prekių ir paslaugų vartojimo skatinimo, taip pat augančio laisvalaikio ir pramogų sektoriaus. Žmonės skatinami laisviau vartoti, keliauti, naudoti kuo daugiau paslaugų, ieškoti patirčių ir panašiai. Minėtos knygos autoriai parodo, kad Lietuvoje kalbinės institucijos užsiima XIX amžiaus būdingoms disciplinarinėmis praktikomis – žiniasklaidos kalbos stebėjimu ir kontrolė, mažumos kalbų vartojimo apribojimais, žmonių vardų ir pavardžių kontrolė. Kodėl Lietuvos kalbos politika ir institucijos vis dar turi disciplinarinius bruožus? Įprastas sociolingvistų atsakymas yra toks. XIX amžiaus kalbinio nacionalizmo ideologijas pastiprino sovietinę visuomenės inžinerijos ideologiją. Disciplinarinis žmonių kalbos reguliavimas prasideda su pirmąja Lietuvos nepriklausomybė ir įsitvirtinusiu nacionalizmu. Kalbininkai paskelbė gero kalbėjimo idealą. Kalba turi būti švari, aiški, taisyklinga. Mokslo literatūroje šie idealai vadinami kalbos purizmu ir preskriptivizmu. Jie smarkiai valydavo kalbą nuo svetimų žodžių ir nesisteminių elementų. Kalbininkai savo kalbos idealus perduodavo mokytojams, kurie per privalomą pradinę mokyklą toliau juos skleidė visiems vaikams. Vėliau Sovietų Sąjungoje, kadangi nebuvo nei konsumerizmo, nei laisvos prekybos, disciplinariniai kalbos režimai netapo laisvesni, o kaip tik sugriežtėjo. Kalbos politikos atžvilgiu tai reiškia, kad pirmą kartą buvo formaliai įsteigtos lietuvių kalbos priežiūros institucijos, kaip Lietuvių kalbos komisija 1961 metais, o literatūra ir žiniasklaidos kalba buvo kontroliuojamas tiek turinio, tiek kalbos atžvilgiu. Tai davė kalbininkams daugiau galios nustatant kalbos normas ir kišantis į kalbą ne tik per mokyklą, bet tiesiogiai paveikiant literatūrą, rašytinę ir sakytinę žiniasklaidą. Lietuvai tapus nepriklausoma, kalbininkai dar labiau įtvirtino savo galią. Pradėta atvirai kalbėti apie kalbą kaip pagrindinį lietuvybės bruožą, žadėta išgelbėti tautą ir kalbą nuo svetimų grėsmių. 90-ųjų politinėme klimate tai lėmė sėkmingą minėtų kalbinių institucijų įsteigimą ir padidintą jų įstatyminę galią. Administracinių nusižengimų kodeksas straipsniai nuo 497 iki 503 numato nuo maždaug 90 iki 350 eurų baudas už VLKK nutarimo nevykdymą, valstybinės kalbos nevartojimą valstybinėse įstaigose, filmų nevertimą ir panašiai. Bauda skiria VKI. Lietuvos įstatymai sutikė šioms institucijoms žymiai daugiau galios nei bet kokiai panašiai kalbos institucijai užsienyje.
Pavyzdžiui, garsioji Académie Française iš tikrųjų neturi įstatyminės galios nustatyti kalbos normų ar bausti žmonės už tai, kaip jie kalba. Ji turi labai stiprų neformalų autoritetą ir tokiu būdu paveikia politikų sprendimus dėl kalbos, didelė dalimi dėl to, kad jos nariai yra Prancūzijos intelektualinis elitas ir ji egzistuoja gana ilgai, nuo 1635 metų. Vis dėlto, kalbos įstatymai, VLKK dokumentai ir gairės atskleidžia dar vieną svarbų lietuvių kalbos ideologijos bruožą – heteroviršenybės ideologiją. Ši ideologija kyla iš tos pačios disciplinarinės visuomenės ir padeda kalbininkams legitimuoti savo galią jau daugiau nei 30 metų. Kas yra heteroviršenybė? 18 ir 19 amžiaus etninių pagrindų susiformavusios tautos, kaip Foucault teigia savo seksualumo istorijoje, buvo įsivaizduojamas kaip didelis socialinis kūnas. Jis naudojasi kūno metaforą, kad paaiškintų, kaip tautinės valstybės rūpinasi savo populiaciją. Populiacija prižiūrima, kaip medikai prižiūri žmogaus kūną. Jis turi išlaikyti sveikatą, stiprintis ir tokiu būdu kuo ilgiau išgyventi. Vienintelis skirtumas – socialinis kūnas. Jei gerai save prižiūri ir laiku atsikrato žalingų elementų, teoriškai gali gyventi amžinai. Dėl tokio požiūrio į tautą 19 amžiuje masiškai įsteigtos viešos mokyklos, sveikatos ir higienos būklės priežiūros institucijos, kurios siekia ne tik gerinti žmonių fizinę ir psichinę sveikatą, bet ir reguliuoti jų lytinį gyvenimą. Šios naujos institucijos siekia disciplinuoti seksualinį aktyvumą, ribojant jį iki vieno partnerio. Vienas vyras turi turėti vieną moterį ir jų seksualinio santykiavimo esmė turėtų būti socialinio kūno reprodukcija. Visos kitos seksualinės praktikos buvo suvokiamos kaip žalingos, nes jos neprisideda prie socialinio kūno išlaikymo, tarp jų lytiniai santykiai už santuokos ribų, net tarp vyrų ir moterų, masturbacija ir panašiai. Kita vertus, bažnyčia, kuri buvo pagrindinė moralės institucija iki XIX amžiaus, į šias praktikas žiūrėjo kiek švelniau, kaip į žmogaus asmeninę nuodėmę, bet tautiniai valstybei tokios praktikos yra nepriimtinos, nes jos socialinio kūno žalojimas. Aplink normalų seksualumą atsiranda ir normali, branduolinė šeima. Kai lyginame savo laikus su Foucault aprašytų XIX amžiumi, susidaro įspūdis, jog toli pažengėme į priekį. Teisė išsiskirti yra beveik universali, masturbacija nebelaikoma patologija. Tačiau neliberali tvarka iš dalies priklauso ir nuo tam tikro seksualinio normatyvumo pagrindo. Šiandien dauguma žmonių heteroseksualumą vis dar laiko normaliu seksualumu, o geriausia visuomenės forma laikoma branduolinė šeima, nes tai yra efektyviausias būdas reprodukuoti ir stiprinti socialinį kūną, kuris neoliberalioje santvarkoje skirtas ne vien darbui, bet ir kuo didesniam vartojimui – BVP augimui. Šio kūno išlaikymo idealas suteikia pagrindą ne tik skirtingų seksualumų žmonių diskriminacijai, bet ir moterų diskriminacijai. Italų feministė Silvija Federici papildo Foucault kūno teoriją aiškindama, kad moterų kūno disciplinavimas prasidėjo dar su ankstyvojo kapitalizmo plėtra 15 amžiuje. Efektyvus darbas reikalavo pailsėjusio, pamaitinto ir aprūpinto darbuotojo, o visa reprodukcinė darbo našta krito ant moterų pečių, kurioms nuo tada apribotas kai kurios profesinės galimybės. Jų pagrindiniu darbu tapo namų valdymas ir vaikų auklėjimas. Tad į XIX amžių galima žiūrėti kaip į moterų suvaržymo viršūnę. Jos negalėjo nei mokytis, nei studijuoti, nei dirbti, nei skirtis. Galėjo tik tuoktis, nors dažnai negalėdavo pasirinkti su kuo, ir auklėti vaikus. Jų kūnai praktiškai buvo naujų tautiečių inkubatoriai. Be tokios moterų vergijos nebūtų buvę galimybės efektyviai reprodukuoti tautą. Taigi, vietoj to, kad kapitalizmas ir nacionalizmas moteris išlaisvintų, jos buvo paverstas pasiaukojančiamis mamomis šeimininkėmis, ant kurių pečių laikėsi tautos socialinio kūno išlikimas. Foucault ir Federici savo aprašytą seksualumo normos nevadino heteroviršenybę, bet LGBTQ+ aktyvistai neseniai pradėjo vartoti šį terminą, kaip analogiją feminisčių naudojamam terminui vyrų viršenybė, patriarchatas, ir antirasistų naudojamam terminui baltųjų viršenybė. Jų supratimu, heteroviršenybė yra ideologija, iškelianti dvi lytis, vyrą ir moterį, vieną seksualumą, heteroseksualų, bei branduolinę šeimą kaip tobuliausia visuomenės organizavimosi forma. Kitokias lytis, translyčiai, interseksualūs žmonės ir taip toliau, seksualumai, homoseksualumas, biseksualumas, panseksualumas ir aseksualumas ir kitokios šeimos formos, vienišos moteris su vaiku, poros be vaikų, homoseksualios poros ir taip toliau, traktuojamos kaip nestandartinės, nenormalios arba kaip trūkumų turinčios apraiškos.
JAV aktyvistas Donald Kilhefner 2017 metais netgi pasiūlė aktyvistams naudoti terminą heteroviršenybė vietoj plačiai naudojamo žodžio homofobija, nes pastarasis žodis labiau asocijuojasi su homoseksualumo baime. Žmonės gali bijoti, kad patys yra homoseksualūs, kad žmonės jų artimoje aplinkoje yra homoseksualūs arba kad homoseksualumas yra pavojingas. Tačiau žodis homofobija nesiasocijuoja su visą apimančia ideologija, kuris sukuria normales ir nenormales lytis, seksualinius potraukis ir šeimas. Tam nusakyti labiau tinka heteroviršenybė. Vartojant šį žodį, galima atkreipti dėmesį į tai, kad konservatyviuose žmonių ratuose heteroviršenybė nekritiškai priimama kaip tiesiog sveiko proto požiūris į lytį ir seksualumą, o taip pat, kad oficiali 2019 metų popiežiaus Pranciškaus pripažinta katalikų bažnyčios doktrina labai primena čia aprašytą heteroviršenybės ideologiją. Heteroviršenybė VLKK ideologijoje – asmenvardžių kontrolė. Tiek kalbinis nacionalizmas, tiek heteroviršenybė įsitvirtino kaip vyraujančios ideologijos tautos kūrimo laikais, jos turi tam tikrus panašumus. Pagrindinės kalbinio nacionalizmo sudedamosios dalis yra standartinės kalbos ideologija, bendrinės kalbos iškelimas tarimų sąskaita, unifikacija, tai yra kalbinės įvairovės mažinimas, purizmas, slavų, vokiečių ir kitų nelietuviškų kalbos elementų braukimas iš žodynų ir vartojimo ir vienkalbystės ideologija. Siekis turėti vieną kalbą vartojimą visoje valstybės teritorijoje. Tačiau, mano manymu, VLKK būdingame kalbinėme nacionalizme slypi daug daugiau, nei noras tvarkyti kalbą pagal ideologinius įsivaizdavimus. Kalbinis nacionalizmas rodo norą sutvarkyti visą visuomenę pagal Foucault aprašytą tvarką, sukurti normalųjį seksualumą ir normalias šeimas, valdyti moterų kūnus. Tai ypatingai atsispindi VLKK asmenvardžių taisyklėse. Asmenvardis yra turbūt asmeniškiausias kalbinis reiškinys. Dažniausiai, aišku, jis mums parenkamas tėvų, bet jį galime ir pakeisti, o pavardė dažnai keičiama sudarant santuoką arba partnerystę su kitu žmogumi. Vis dėlto, Lietuvos įstatymai ir VLKK nutarimai smarkiai apriboja asmenvardžių pasirinkimo laisvę. Štai keli pavyzdžiai, kurie parodo, jog VLKK asmenvardžių apribojimai kyla iš heteroviršenybės ideologijos. 1. Siekiama socialinį kūną išlaisvinti nuo tarsi nelietuviškų elementų, tai yra užsienietiška vardų rašyba, pavardžių formos ir priesagos. VLKK draudžia pavadinti savo vaiką Ana arba George. Vardas turi būti perrašomas pagal tarimą, bet tik VLKK patvirtintą tarimą, kaip Ana ir Džordžas. Pavardėms taikomi daug griežtesni reikalavimai. Beveik neįmanoma pakeisti pavardę į savo pasirinktą, galima tik perimti savo tėvų, senelių arba prosenelių pavardę. Šitaip siekiama išvengti savo sugalvotų, nelietuviškai skambančių pavardžių kūrimo, nes tas nutautintų socialinį kūną. Taip pat nuo 2010 metų VLKK paskatinta Teisingumo ministerija suteikė galimybę atsisakyti nelietuviškų priesagų, tai Jankevičiai dabar gali tapti Jankais. 2. Moteris VLKK taisyklėse apibrėžiamos kaip mamos, dukros ir žmonos, o vyrai kaip šeimos galvos. Tai matome iš to, jog moterų pavardėms taikomi apribojimai, o vyrų pavardėms neutralus statusas. Moterų pavardės, kaip teigia VLKK, yra vedamos iš vyriškų. Aiškinant, kaip sudaryti moterišką pavardę, VLKK savo svetainėje rašo, kada kurią priesagą dėti. Aitė, vedant iš vyriškų pavardžių su galūnėmis as, a. Ite, vedant iš vyriškų pavardžių su galūne is. Jei visada moterų pavardės vedamos iš vyriškų, įsivaizduokime paprastą situaciją. Moteris pavardė Aleknaitė neturi vyro ir pagimdė sūnų. Ar berniuko pavardė bus Alekna ar Aleknas? VLKK motinai neleistų iš moteriškos pavardės išvesti vyrišką, o nurodytų, kad vaiko pavardė turi sutapti su moters tėvo pavardė. Tai parodo, jog šeimos galva, tai yra tėvas, senelis, yra tas išeities taškas, pagal kurį visi kiti šeimos nariai privalo kurti savo pavardės. Nesvarbu, ar jis gyvas ar ne. Naujesnė galūnė, VLKK pristato kaip išimtį ir savo poziciją pagrindžia taip. Kodėl padaryta išimtis galūnėms 2003 m. birželio 26 d. nutarimu numeris N287 komisija numatė galimybę moterų pavardės iš vyriškų pavardžių daryti su galūne pavyzdžiui, Jurgutė iš Jurgutis. Tokia lietuvių kalbos gramatikai neprieštaraujanti pavardžių forma leista atsižvelgus į dalies visuomenės nuomonę,
kad dėl šeimyninę padėtį skleidžiančių pavardžių priesagų moteris gali patirti diskriminaciją. Tačiau moteriai taip pat draudžiama turėti šeimyninės padėties neatskleidžiančią pavardę, kuri VLKK traktuojama kaip vyriška. Tad moteris negali būti kudirka, o tik kudirkienė arba kudirkė. Juk tai tariamai vyriškų ir moteriškų reiškinių maišymas, nebūdingas XIX amžiaus lytiniai santvarkai, iš kurios kyla lietuvių kalbos ideologija. Komisija šį draudimą aiškina keistai. Vyriškosios giminės formos pavardės sutikimas moteriai prieštarauja lietuvių kalbos dėsniams. Keista, nes Lietuvoje yra nemažai moterų, kurios nori pavardės su A galūne. Ar komisija, naudodama žodį dėsnis, nori pasakyti, kad lietuvių kalba ir ateityje turės polinkį nepriimti galūnės A kaip moteriškos? Ar turima omenyje, kad jie patys neleis vyriškų ir moteriškų reiškinių maišymo nei dabar, nei ateityje? Trečia. Vyrų pavardėms netaikomi apribojimai komisijos svetainėje. Taip pat nėra patarimų vyrams, ką daryti, jei nori perimti savo žmonos pavardę, nes toks pasirinkimas nepriimtinas heteroviršenybės ideologijai, juk moteris teka už vyro, o ne atvirkščiai. Taip pat VLKK iškelia pasenusi, nedažnai naudojama šeimos kreipinį pagal tėvo vyro vardą. Poros vadinamas ne tik pagal vyro pavardę, bet ir pagal vyro vardą, pavyzdžiui, Alvydai, Gintarai, Jonai. Vyro asmenvardžių viršenybė aiškiai matosi ir VLKK rekomendacijoje moterims, kurios tuokiasi su užsieniečiais. Komisija patarė taip. Registruojant mišrią santuoką skirtingų tautybių asmenų ir iškilus moterų pavardžių klausimui, patartina atsižvelgti į vyro giminės moterų pavardžių tradiciją. Paradoksaliai, moterys susituokusios su užsieniečiais turi daugiau pasirinkimų galimybių nei moteris susituokusios su lietuviais. Su kokiu Avdėjevu susituokusi moteris gali būti anot VLKK Avdėjevienė arba Avdėjevė, arba sudaryta pagal rusų kalbos taisyklės Avdėjeva. Kodėl VLKK netaiko lietuviškų taisyklių visais atvejais? Nes heteroviršenybės ideologija diktuoja, jog vyras yra pagrindinės tautinės valstybės subjektas, jo pavardė keliauja per amžius ir išlaiko socialinį kūną, o moteris turi padėti vyrui tą pavardę perduoti iš vienos kartos į kitą. Komisija nedrįsta atimti iš bet kokios tautybės vyro galimybės atstovauti savo tautos socialiniam kūnui, tokiu būdu darydama prielaidą, kad visos visuomenės heteronormatyvinės ir patriarchalinės. Ketvirta. Tik dvi lytis nustatomos kaip normalios. Draudžiama bet kokiam asmenvardžiui nesutapti su žmogaus biologinė lytimi. Komisija tai nustato pagal vardų galūnę. Vardų, kurių forma nusistovėjusi Lietuvos kalbos vardyne, rekomenduojami tradiciniai variantai, tačiau gali būti priimami ir naujai iš kitų kalbų perimami vardai ir naujai pasidaryti vardai, tik jie turi būti užrašyti lietuviškais rašmenimis, iš svetimų kalbų adaptuoti pagal apytikslį tarimą ir turėti galūnę, tinkamai atspindinčią asmens lytį. Apibendrinant, iš viso gan ilgo VLKK svetainės asmenvardžių puslapio atrodo, kad ši institucija labiau užsima vaikų vardų ir santuokų sudarimo patarimais nei kalbos politika. Taip yra dėl to, kad santuoka tarp vyro ir moters su tikslu sukurti naujus tautiečius yra heteroviršenybės branduolys. Kurdama naujus tautiečius, tauta nugali mirti ir reprodukuoja savo kūną amžinai. Bet, kad pilnai suprastume ideologiją, būtina atsižvelgti ne tik į tai, kas yra pasakyta, o ir į tai, kas nutilėta. Ištrinti iš socialinio kūno, translyčiai žmonės, homoseksualios poros ir visos kitos išimtis. 2019 metais Konstitucinis teismas išaiškino, kad Lietuva privalo pripažinti užsienyje sudarytas santuokas tarp tos pačios lyties porų. Šitokios poros yra pagal heteroviršenybės ideologiją nenaudingos tautai ir jos išgyvenimui. Dėl to apie jų vardus ir pavardes nieko nėra rašoma VLKK puslapyje. Galimai tokios poros jau gyvena Lietuvoje ir negali keisti savo pavardės. O jei norės perimti savo sutuoktinio pavardę arba atgauti senąją po skyrybų, sprendžiant iš šios institucijos praktikos, bus taip, kas neleidžiama, uždrausta. 2020 m. birželio 10 d. Seimo komisija svarstė 920 žmonių pasirašytą peticiją dėl translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo Lietuvoje. Vienas reikalavimų – reglamentuoti lytinės tapatybės pripažinimą, kas reikštų galimybę keisti duomenis civilinėse dokumentuose, tokius kaip vardą, pavardę ir lytį.
dar iki bet kokių lyties pakitimų procedūrų pradžios. Tai svarbu, siekiant užkirsti kelią trans žmonių diskriminacijai darbo santykiuose, kaip pavyzdžiui, jų naudojamas vardas nesutampa su dokumente nurodytu vardu. Tai buvo ir vienas iš Vilniaus Pride 2020 reikalavimų. Šios žmonių grupės problemos ir realūs poreikiai nėra įdomus VLKK, nes, vėlgi, tokie žmonės neprisideda prie tautos kūno stiprinimo ir išlaikymo. Dabar gal norėsite paklausti, ar VLKK turėtų rūpėti tokie dalykai, ar jie nesirūpina tik kalba ir tiek. Iš tikrųjų, VLKK pagal įstatymą užsima ne tik kalbos kontrolę, bet taip pat privalo tiesiogiai įtakoti su kalba susijusių įstatymų priėmimo procesą ir įstatymų turinį. Tai matome šiuose VLKK uždaviniuose. Antras punktas. VLKK teikia Seimui, Respublikos prezidentui ir vyriausybei siūlymus kalbos politikos klausimais. Trečias punktas. VLKK teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas dėl teisės aktų projektų, kuriuose yra nuostatų reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą. Dabar įsivaizduokime situaciją, kurioje Seimas svarstytų įstatymus palengvinančius translyčiams žmonėms vardų keitimo procesą. Tuomet VLKK ne tik galėtų pateikti savo nuomonę, bet ir turėtų įstatyminį įsipareigojimą tai daryti. Ar komisija turi kompetencijų nustatyti, kokios taisyklės galios jų vardams ir pavardėms? Žinoma, kad ne. Sprendžiant iš jų asmenvardžių taisyklių, ši institucija nepažįsta jokios problematikos, išskyrus tą susijusią su XIX amžiaus branduoline šeima. Iš tiesų, vardams ir pavardėms jokių taisyklių nereikia. Pakeisti juos turėtų būti kiekvieno žmogaus galimybė ir laisvas pasirinkimas, o VLKK sugalvotas taisyklės tik nukreipia dėmesį nuo tikrų problemų. Komisija teoriškai galėtų būti progresyvusis balsas, kuris, būdamas labai arti politikos, gali politikus įspėti, kad mažumas Lietuvoje turi poreikių ir daryti spaudimą politikams priimti naujus vardų ir pavardžių keitimą lengvinančius įstatymus. Tačiau tai yra neįmanoma dėl VLKK vyraujančios heteroviršinybės ideologijos. Komisijos nuolatinis kišimasis į įstatymų priėmimo procesą turi neigiamas pasekmes. Ji dažnai sukuria įspūdį, kad pagrindinė Lietuvos vertybė ir pagrindinis tautinis simbolis, lietuvių kalba, gali nukentėti dėl įstatymų, kuriais nuoširdžiai siekiama užtikrinti lygias galimybės visiems visuomenės nariams. Tai atsitiko su lenkų asmenvardžių klausimu, dėl tariamo Q, X ir W raidžių įvedimo, kai šiai mažumai norėta suteikti daugiau pasirinkimo galimybės rašant savo pavardę. Komisija nepritarė, kad Lietuvos piliečių pavardės būtų rašomas nelietuviškomis raidėmis, o kai kurie kalbininkai net argumentavo, kad tai būtų lietuvių kalbos žalojimas. Tikėtina, kad VLKK ir ateityje panašiai elgsis su bet kokia mažuma, kurią matys kaip žalinga lietuviško socialinio kūno sveikatai. Net ir į siūlymą atsisakyti žodžio čigonas VLKK reagavo neigiamai, aiškindama, jog tas žodis yra vartojamas jau šimtmečiais, tad jis yra lietuvių kalbos dalis, ir nekreipdama dėmesio į faktiškai egzistuojančias neigiamas šio žodžio konotacijas. Kalbininkų galia kyla iš kūno ir kraujo metaforos. Kyla klausimas, kodėl paprasti žmonės jau 30 metų nesipriešina kalbininkų diktatūrai. Minėta knyga Lietuvių kalbos ideologija nurodo į vieną galimą atsakymą. Mane įkvėpė Eligijaus Railos straipsnis, kuriame kalbama apie Jono Jablonskio ir kitų ankstyvųjų kalbininkų dievinimą Lietuvos visuomenėje XIX amžiaus antroje ir XX amžiaus pirmoje pusėje. Autorių nuomonė, Jablonskis neturėjo noro užsiimti kalbiniu disciplinavimu, bet panašu, kad didelė visuomenės dalis norėjo būtent to. Jablonskis savo amžininkų buvo vadinamas patriarcho epitetais, didelio autoritetų, tautos gaivintojų, kalbos tėvų, kankiniu. Lyginamas su didvyrais, taip pat vadinamas Lietuvos Sokratu, Prometėjų, Termopilų gynėjų, Moze, biblinė asmenybė. Antanas Smetona buvo išreiškęs norą, kad inteligentai, tokie kaip Jablonskis ir Būga, o ne paprastos minios, tvarkytų lietuvių kalbą ir ją rūpintųsi. Tuo pačiu pats Jablonskis apie save dar 1911 metais sakė: "Nenoriu, kad jūs būtinai klausytumėt, kas man ateina į galvą dėl kalbos dalykų." Iš Railos straipsnio matome, kad Jablonskis neturėjo galimybės atsisakyti visuomenės jam suteikto patriarcho statuso. Jie teigia, kad Daukanto dėka būtent kalba buvo pastatyta į lietuviškos tautinės valstybės kūrimo centrą. Kalba bus per visą socialinį kūną tekantis kraujas, kuris išlaiko lietuvybę per amžius.
Tad Jablonskis buvo suprastas kaip žmogus, kuris Lietuvos socialiniam kūnui suteikė ilgai lauktą kraują. Galbūt būtent dėl to kalbos institucijos vadovaujasi heteroviršenybės ideologija. VLKK mato save kaip saugančią tautos kraują nuo ligų, užteršimo ir visokių iškraipimų. Kitos kūno dalis gali keistis, bet be kraujo kūnas mirtų greitai. Man atrodo, laikas kalbos studentams pradėti skaityti lyčių studijų, feminizmo ir queer studijų literatūrą ir rimtai žiūrėti į šią pavojingą VLKK disciplinarinę praktiką. Įsitvirtinusi heteroviršenybę tiek per kalbos institucijas, tiek per kitus veiksnius visuomenėje neigia mūsų lytinę, seksualinę ir net paprasčiausią gyvenimo stiliaus įvairovę, mūsų tapatybės ir mūsų pasirinkimo laisvę. Girdėjote Vukvukotič tekstą. Šį ir kitus įrašus rasite visose populiariausiose tinklalaidžių platformose bei gpb.lt. Kviečiame mus sekti Facebook'e, Instagram'e bei Twitter'yje. Taip pat pasvarstykite skirti paramą per Patreon.